Tai pirmasis lietuviškas tokio tipo įrenginys. Interaktyvus kelio ženklas sukurtas naudoti situacijose, kai įprasti greičio apribojimo įspėjamieji kelio ženklai mažai efektyvūs. Kelio ženklas sureaguoja į kiekvieną pažeidėją, nesilaikantį saugaus ir leistino greičio režimo. Pažeidimas suasmeninamas. Puikiai prevenciškai veikia ne tik pažeidėją, bet ir greta esančius vairuotojus. Tai ypatingai efektyvus greičio mažinimo įrenginys. Anot tyrimų atliktų Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, greičio viršijimą sumažina 80–85 procentais. Sumažina avaringumą iki 35–40 procentų. Mirtimi pasibaigiančių autoįvykių sumažėja iki 40 procentų. Prevenciškai veikia vairuotojus naudojančius antiradaro sistemas. Įrenginyje instaliuotas radaras reaguoja tik į pažeidimą. Ypatingai gerai matomas sukelia netikėtumo efektą. Ypatingai gerai pastebimas bendrame kelio ženklų fone. Skirtas drausminti nebaudžiant, tačiau efektyvus kaip įprastas radaras. Skatina eismo kultūrą ir vairuotojų socialinę atsakomybę. Iki 9 ar 11 kartų pigesnis už įprastą radarą, kai efektyvumas beveik vienodas. Priežiūra ir aptarnavimas maksimaliai paprastas ir nebrangus. Populiarus piliečių tarpe, skirtas informuoti, drausmina, bet nebaudžia. Galima naudoti su kelio ženklu, radarai, vaizdo kameros. Dinamiškai kintantis vaizdas pastebimas greičiau, poveikis efektyvesnis. Lengvai ir greitai įrengiamas, mobilus, paprastai paleidžiamas. Techninės savybės. Programuojamas per Bluetooth, nebūtina išlipti iš automobilio. Yra GSM ryšys, signalizacija, modemas, greičio radaro modulis. Galimi įvairūs maitinimo būdai, nuo alternatyvios energijos ar automobilio įkroviklio iki kintamo elektros tinklo. Lengva gauti informaciją apie autonominio maitinimo šaltinio būklę. Greičio ribos viršijimo pranešimus galima gauti SMS žinute iki 2 abonentų. Integralus su eismo valdymo sistemomis, kameromis, radarais. Yra galimybė pateikti papildomus tekstinius pranešimus. Dėmesio, lėčiau, jūsų greitis ir kitokius. Yra galimybė gauti eismo statistiką, nustatyti transporto priemonės judėjimo greičio, krypties, dydžio, eismo režimo pažeidimą. Galimybė instaliuoti su aktyviaisiais LED kintamos informacijos kelio ženklais. Atsparus Lietuvos klimato sąlygoms. Apsaugotas nuo vagystės. Plonas ir kompaktiškas. Patikimas. Kaštų naudingumo efektas iki 40 kartų. Kelio ženklų konstrukcija ir funkcijos atitinka standartus. Pagamintas Lietuvoje.